Labas rytas. Šiandien atrėždinėsim dvi berods biržes, tai plyno ir atrankinio kirtimo biržės. Turime valdą be projekto. Be projekto tai reiškia, kad valda yra nedidukė iki 3 hektarų. Tai ir tie sklypukai irgi ne per didžiausi. Tai dabar einu į vietą, apsidairysiu, kas ten yra, atsirėšiu ir žiūrėsiu, ką ten galima atrankinėme iškirsti. Ar pušis brandžias, ar beržus. Tai va to ir parodysiu. Biškį gavosi ne taip, kaip buvo tikėtasi. Atvažiuoju į vietą atrėždinėti biržių. O tai, kad čia jau biržė iškirsta ir gana nesenai šviežiai. Tai greičiausiai, kad viršininkas keldamas duomenis sukėlė ne tą kadastrinį numerį. Dabar pasiskambinsim, įsiaiškinsim ir turbūt reiks judėti į kitą vietą. Tai va, matysim. Visgi taip ir atsitiko, kaip sakiau, buvo padiktuotas klaidingas kadastrinis. Dabar kitą kadastrinį susivedžiau ir atvažiavau į kitą valdą. Tai turime 3 nedidukus plynukus ir 1 einamasis. Visi kiti yra jaunuolyno ugdymai, va, esame šitoj vietai, tai va prie šito 324B plyno, tai va, esame šitame plyname. Visur aplinkui yra jaunuolynai, tai čia niekur nepasiklysim, bus labai lengva atrėžti viską. Taigi turim 3 plyno kirtimo birželes, iš viso 1,4 hektaro per visas 3, stovime pirmoje, čia yra 0,5 hektaro, tai dabar pasiliksim biologinės įvairovės medžius, sumatuosim aukščius ir sutaškuosim visą sklypą. Biologiniai įvairoviai tai mėgstu palikti storus medžius. Čia palikau 40-42 skersmens ir tokia vat grupelė. Čia reikia 5 gyvų medžių, tai vat 1, 2, 3, 4, 5, vat tokia mažytė grupelė. Bet dar ne visi, einu dar parinksiu biškį, nes nėra sausuolių, o pagal standartus hektare reikia palikti 10 gyvų medžių ir 5 kubus negyvos medienos. Bet jei tos negyvos nėra, tai palieki gyvus medžius. Tai einu kur nors toliau nuo kelio, kad jeigu medis virstų, tai kad neužvirstų ant kelio. Kažkur tais paliksiu. Va, matau labai gražų storą. Šitas ir liks. Viskas, visi medžiai jau sutaškuoti. Šiame sklype gavau 181 medį, 35,9 buvo paskutinio medžio skersmuo ir rūšis vienetas. O dabar judėsim į kitą, tą mažesnį sklypuką. Dabar atrėždinėsiu šitą raudoną mažiuką sklypuką, bet čia realiai net gal atrėžimu nelabai galima vadinti, nes labai aiškios ribos čia su keliu, o čia su jaunuolynu, tai realiai tik tais su GPS nusiimu tašką, o čia net ir dažais nėra kur užpurkštai. Labai paprasta tokius atrėžimus daryti. Vėl sugrįžau į mažą sklypuką, kur atrėžinėjau prieš tai. Yra 0,1 hektaro jisai, tai čia paliksiu kokius 2-3 storus medžius biologiniai įvairoviai, o likusius sutaškuosiu. Tai va, šitą plotą irgi susitaškavau. Biologiniai įvairoviai palikau va čia va medelius 3 va tokioj eilutėj. Šis medis gražiai gavosi mano, skaičius iš vienos pusės 2 užrašyta. Kolega, kas projektą rašė, užrašė 100 metų. Čia va gražiai gaunasi. O šiam sklypuke gavosi čia 2,40, tai iš viso 60 medžių. Menkutis toks, bet labai malonu tokį
taškuoti, nes trakas yra labai retas, tai eini ir niekas nesikabina už kojų ar už rankų. O dabar nueisim iki paskutinio sklypo. Tenais yra 0,8, irgi plynas, irgi pušys. Pasižiūrėsim, ką gausime ten, o paskui viską reiks suvesti prie kompo ir pasižiūrėti tada ne koks medžių skaičius, o koks kubų skaičius. Tai va, matysim. Na va, daugmaž per valandukę 3 biržės atrėžtos, 1,4 hektaro. Šita buvo biški sudėtingesnė, nes reikėjo eiti per pelkę, klampoti, bet irgi tik tais dažai žymėjau, nieko neparkirznėjau ir taip viskas aišku. Kai aš čia kolegos. Tai va, o dabar reikės viską vėl sutaškuoti. Na jau šitas klipuką tai iš karto pradėjom nuo sausuolių. Beržos stuobrys stovi, pušis sausuolis, pušis 37 sausuolis ir pušis 46 cm skersmens sausuolis. Nu, eisim žiūrėti, kas toliau yra čia. Šiaip visą laiką mažesniuose sklypuose tai mėgstu iš pradžių pasilikti biologinę įvairovę, o paskui tiesiog eiti ir sutaškuoti sklypą. Bet šiuo atveju 0,8 hektaro. Nu, nei didelis, nei mažas, bet toks jau kažkiek didesnis, tai tiesiog einu, iš karto taškuojusi medžius, pamatau kažkokį potencialų biologinį įvairovį ir palieku. Čia palikau 49 cm skersmens gigantišką tokią pušį, bet jau matau, jinai yra palinkus, na tai tegul su laiku linksta ir krenta ten į tą pelkę. Ir viskas. Na, sausuolių tai visai nemažai šitame sklype. Jau palikau apie 6 kubus, o 0,8 hektaro sklype tai reiktų tik kokių 4. Tai galvoju, jeigu ir toliau, nes lygtais ten kažkur toli irgi matau šviečiasi sausuoliai, tai gal sausuolius tiesiog rinksiu į žerglės kitų numerių ir dokumentuose suvesiu, kad yra sausos medienos, kurios jau nebereikia palikti biologinį įvairoviai. Matysim. Jo, tai visgi šitoj sklypo pusiai daly taip ir yra, kaip ir galvojau, kad bus. Labai daug yra nudžiūvusių pušų. Tai jos irgi bus kertamos, jau biologiniai įvairoviai nėra ko palikinėti. Tiesiog į žerglės trauksiu kitų numerių, o kai pildysiu dokumentus, tai viena klase sumažinsiu aukštumo klasę, na, nes tai yra sausuoliai, kad nepriskaičiuoti per daug. Taigi, paskutinis medis pagaliau jau sutaškuotas. 580 medžių iš viso, tai šiame sklype buvo 340 pušies medžių. O dabar varysim prie kompo ir suvesdinėsim dokumentus ir žiūrėsim, kiek ten gavosi visų tų kubų.